Lygų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis 20,6% suaugusiųjų ir 19,5% gimnazistų vis dar rūko. Tabako vartojimas vis dar yra pagrindinė išvengiama mirties priežastis, kasmet nužudanti daugiau nei 400 tūkstančių žmonių ir kasmet padaranti $193 milijardus nuostolį dėl darbingumo praradimo ir sveikatos atstatymo. Be to, nerimą kelia augantis nerūkomojo tabako gaminių populiarumas, ypač tarp paauglių. Tai yra faktai, bet yra viltis. Visų šių mirčių ir išlaidų galima visiškai išvengti. Tabako kontrolė buvo įvardinta kaip vienas iš 10 didžiųjų visuomenės sveikatos laimėjimų per pirmąjį 21 amžiaus dešimtmetį. Daugelio religinių konfesijų lyderiai įsijungė į programą Tikėjimas vieningai prieš tabaką, kad sumažintų tabako vartojimą, apsaugotų mūsų vaikus ir sumažintų siaubingą tabako sukeliamą nuostolį.